inžinerija ir mokslas bei studijos neturi sienų. Studijų programos pastatų energetikos sistemų inžinerija absolventas Tomas Dauskurdas. Per 4 metus universitete atlaikė 45 egzaminus, 20 laboratorinių darbų, 2 kursinius ir 2 kompleksinius projektus, atliko net 3 praktikas, o viską užtvirtino baigiamuoju darbu Kardiologijos instituto mikroklimato sistemų projektavimas BIM priemonėmis. Lengva būti sėkmingam ir perspektyviam, kai susukai į veiklą, kurią gali daryti su užsidegimu ir netgi meilę. Čia jis įsitikino, kad antras termodinamikos dėsnis tikrai veikia, o energija turi savo kokybę ir vertę. Studijų metu Tomas tapo geriausiu universiteto sportininku, laimėjo pasaulio studentų svarsčių kilnojimo čempionatą, derino studijas ir tarnybą Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgose bei tapo vienu iš 100 perspektyviausių Vilnius Tech studentų. Didžiausias šių studijų privalumas – universalumas. Jos atvira plačias karjeros galimybės nuo darbo tarptautinėse kompanijose iki nuosavo verslo kūrimo. Tai tuos studentai įsitikina iškart, dar nebaigę studijų, studentai jau gauna darbo pasiūlymų dirbti pagal specialybę. Tai taip nutiko ir man.